Štai jūsų bambukas, tarė jis. Bambi, tu tikras didvyris, nudžiugo visi gyvūnai. Gyvūnai greitai pritvirtino bambuką ir tiltas tapo toks tvirtas, kad jo galėjo eiti net ir pats Bambis. Kai visi drauge persikėlė į kitą miško pusę, jų laukė vaismedžių pilnas sodas. Meškėnas bruknelis papuošė Bambio galvą vaisių vainiku, o voveriukė Čiutą atnešė jam pirmą kriaušę. Ačiū, Bambi, kad mums padėjai. Tu tikrai gali daug nuveikti, jeigu nori, džiaugiasi Ginys Knokis. Bambis nusišypsojo. Jis pajuto, kaip gera padėti kitiems. Nuo tos dienos jis tapo visiškai kitoks. Kviečiu pasinerti į stebuklingą pasakų pasaulį YouTube kanale Eglės pasakėlės. Jei ši istorija sušildė jūsų širdį, labai lauksiu like, širdelių ir komentarų bei pasidalinimų. Ačiū, kad esate kartu.